Aišku, gerai. Taip, 76 ir kur nori? Kur? Gerai. Tuoj aš einu ant... Gerai, tuoj perdavinėsiu, taip. Gerai. Aha, reikia ir PTT nuspausti. Va. Imk nufilmuot, kaip žolė lankstosi. Oi, paprastai, jeigu aš visai nepūdimas nusukęs anteną, aš net nežiūriu. Šitaip. Tada vakariai mažoji antenykai. Pati, Tu pats bandyk tada gaudyti ją. pati supranti. Esminė. Čia vyksta 76 GHz. Pirmas iš Lietuvoje. Aloyzas, Alyvuogių Viktoras Antanas. Ir ten toliau laukuose, ant kalniuko, Tadas Alyvuogių BW. Atstumas 300 metrų. Taip. Gal daugiau. Ne, tiesiogiai tai čia žinokit bus apie 3. Ir gal ir 3 nėra. Nu, bus 3. Žiūrovai. Kažką perjungiau, blemba, rodo, čia tik įtampa. Žiūrovai. Andrius davė įrašą. Turime dar vieną fotoreporterį. Dabar aš nieko nesiorientuoju. Arba ką aš ten perjungiau. Bet tų jungtukų ten irgi begalė. Vyksta testas. PTT nuspausk. Aha. Buvo pasiųstas signalas, bandoma ieškoti, klausyti. Matome aparatūrą. Žadėlė. Viskas čia, na? Kol kas nieko negirdime. Neatsako. Gal labai žemai neturėtų įtakos mūšą. Nors šiaip tai yra kampas. Tas pats 1 laipsnis, bet maždaug. Nenori atsakyti. O. Kažką išgirdome. Kaip čia man dabar vaizdą patenka? Fiksuojam. Pavyzdys. Va. Nežinau lokatoriaus.
Toks ryšys. O lokatoriaus nežinau. Po 14-15 lygiai. Neturiu rankų. Todėl, kad jis nenori. Tai turi 15-20. Aš girdžiu pas jį, jo. Aha. Filmų garsą paleidę geriau. Nematau šiame tikrai tualetų. Tėvų kenčia tada, jeigu nemėgėjai. Gerai, davai. Taip, tu aš noriu užrašyti. Taip, įvyko 14-15. istorinis atvejis. Įvykis. Mhm. Liūdnas ryšys. Dabar gydytas įsbylį. Dabar galimas įsbylį ryšys. Suprantant telegrafo. 76 GHz diapazoną. LY2BW, LY2BW, LY2 Vytautas Antanas, LY2BW, LY2 Vytautas Antanas. Ant telegrafo derinaus, taip kad dažnis biškai pasislinkę. Kaip priiminėjai? Tai mano dažnis plaukia, aš tik įjungiau. Gerai, Aloyza, tau 59, KO05QR ir SSD. Kaip tu priėmiau? Supratau, viskas puikiai, 5-9. Gaila, mano S-metras nerodo, nežinau, kažkur kažką perjungiau savo aparatus ir dabar rodo tik maitinimo įtampą. Gerai, taip, 14-15 užrašiau, tai dabar galim 16 užrašyti. Čia bus taip, CW, čia DV. Gerai, šitą, ką dar nori, FM-ų nori? Norėjau FM-ų, gal ir FM-ų šnekasi, pasižiūrim. Tai gal ryšys. Taip, nu gerai, FM. LY2BW, LY2BW, LY2 Vytautas Antanas, LY2BW, LY2 Vytautas Antanas. Ne, supranti, kas yra čia? Čia yra plius minus, čia yra, supranti, tuo retransliatoriaus. Ir jis dažnai nedasuka, kiek aš atsimenu, vis jau ne pirmą kartą. Ras ant to, tai dabar mūsų dažniai čia 600 kHz skiriasi. Jūs ilgiau pašnekėkit, kol jis atsirinks galus. LY2BW, LY2BW, LY2 Vytautas Antanas, LY2BW, LY2 Vytautas Antanas. Turbūt ne ten perjungė FM-ą šitą, pasižiūrėk, ar tikrai simpleksas. Negi? Oi, blemba, tai mes net netikslinom antenų. O čia gyveno laipsnė diagramą. LY2 Vytautas Antanas, LY2 Birutė Antanas Vašingtonas. Ar girdi mane dabar? Čia labai keistai visi ne... LY2BW, LY2 Vytautas Antanas. Dabar girdžiu, viskas gerai. Šitą mes net netikslinom antenos savo ir bandau sukinėti, beveik nereaguoja. Matyti atspindžiai čia nuo to šono. Tad dar pašnekėk, aš pabandysiu, nors FM-ų lygį sunku atspėti. Gal tada telegrafų pabandyti. SSB gal, arba... Aišku. Pasikalb iš. Gerai. Matai. Duodam pažaiskam nors. Va. Visi pažaiskam.
matai, tik tai dabar vat, kažkur Ну, atspindžiai. bet kokiu kampu. Stipriai jaučiasi kryptis. Nu, Matai, jam jaučiasi, o man ne. Supranti, kaip. o dydis antena tas pats. Gal mašina siurbia gerai. Supratau, dabar šitą, supranti, pas mus tai beveik nesijaučia krypties. Nuo šlaito atsispindi vėl nežino kur. Sukim kur nori, visur gerai. O tau jaučiasi? Saka labai. Ant FM tai nesijaučia, bet jeigu aš su telegrafu, tai puikiai jaučiasi ant tavęs. Aš duosiu tau telegrafų taškus, o tu tada pamėgink sulaukti, gerai? Taip, Supratau. Matai, aš pirmą net nepabandžiau, kad